Apie Kernavę, apie Marytę, apie kultūros centrą ir šaunų jaunimą. Apie namus. Apie namus. Apie Marias ir apie Marytę. Apie Marytę. Apie Lenkinį. Apie medų. Kaip Širvintų rajonas, tai yra kaip ir randasi miškininkai, kurie aišku miestelėje gyvena. Marytė. Apie savo rajoną, Tėviškę. Pagalvoju apie Marytę, apie smagius širvintiškius, linksmus, be kurių neįmanoma turbūt įsivaizduoti Širvintų tiek ir asociacijų. Koks patiekalas asocijuojasi su Širvintomis? Giedriaus mamos guliašas. Taigi komandas, kai būsit susiruošusios, skaičiuosit prie starto linijos. Kebabai. Ir ar komanda mūdu 3 pasiruošę? Rūdų mūdu 3. Būnai turbūt. Pasiruošę? Pasiruoš? Kamarėlė. Kažkaip pirmą kartą kamarėliai. Ne, man iškart koldūnai. Loginis klausimas. Žinau, kad bus koldūnai. Man. Kaip patiekalai. O čia tai jau daugiau lietuviškas patiekalas, kaip cepelinai, o daugiau tai nežinau. Kebabai. Kamarėlės čeburėkai. Kokie 3 žodžiai apibūdintų Širvintas arba Širvintų rajoną? Ramu. Yra ką veikti. Žalia. Rūdų mūdu 3. Girdėt mane? Komandas, kai bus susiruošusios, skaičiuoju prie starto linijos. Kernavė. Ir Rudės. Gamta. Jauku, gražu ir miela. Tvarkingas mieste. Mano tėvo sūnus, bet man ne brolis. Su maištu? Maištas, nežinau. Ramu. Gražu. Rūdų mūdu 3. 15 taškų. Komanda Naujos Lietuvos žvaigždės 23 taškus. Ir dabar man ką tik pranešė, kad yra lygiosios. Apibūdintų tai, kad yra kaip tokie įsimintini miesteliai, kaip Kernavė, buvusi sostinė. Lietuvos, jau ką. Igno Šeiniaus vidurinio mokysinis mokyklos. Igno Šeiniaus. Duobė, ketvirta. Trečias. Ir kamarėlė. Kad ir žaidykla. Tai žodžiai. Alus turgus. Jo, turgelis, ko gero, ypatingas toksai. Visą laiką apsipirkdavom kažkadaise. Kol buvom jauni nepatyrę, toliau būtų čeburėkai, ko gero, patys skaniausi Širvintų rajone ir galbūt Lietuvoje. Ir trečias žodis būtų daug alaus, ko gero, nes visi mėgėjai ten pagerinti. Be ko neįsivaizduojate Širvintų? Be Marytės. Be Marių. Be ko? Be Marių. Gavusios tašką ir kas daugiausia ir kas mažiau. Be parkelio. Dvi komandas tai taip ir. Be Marytės, Marių ir parkelio. Be mūsų Marytės.
be Širvintų marių ir be Širvintų pliažo. Ir važiuojame toliau. Be upės ir marytės. Ir pliažas. Nu gal be Marių, kažkada buvo nuleistas Marios šitos valiai turbūt prieš kiek sekundžių, bet metas gal. Tai taip atrodė toks gyvenimas. Ir komandos narių skaičiuodavo pas save. Ne, koks vaizdas tada patai, kai vėl vandenį pakėlė, tai Marius gražiai atrodo. Be Marytės. Be pliažo. Be alaus. Be Širvintų? Nu kaip be Širvintų? Vis tiek savo kraštas, savo rajonas, savo viskas. Ko neįsivaizduojame? Be skulptūros šitos Marytės. Po to be kultūrkės šokių ypatingų, kur daugelis atvyksta, ateina tiesiog pastovėti, pasižiūrėti į panelę šoką. Bet turbūt Po to neįsivaizduojam be... Nežinau, be kultūrkės visus. Kokie Širvintų miesto ir rajono įspūdingiausi renginiai, vaizdai, prisiminimai, vietos? Renginiai tai visi įspūdingiausi. Vietos tai... Aišku, Kernavė visada yra gražu. Kernavė Marios, vakare Marios, Marios virš... Mėnulis virš Marių. Įspūdingiausi prisiminimai. Kas labiausiai įstrigo? Nežinau, veikla ta, kuri čia vyksta, ką mes darom, tas man įstringa visada iš tikrųjų, ką visada turėsiu savim. Renginiai. Galvoju dabar, čia Joninės Kernavėj. Tai manau, kad renginiai, tai daugelis jų būna padaryti iš tikrųjų nuo Kol širdies. kas 6-3 pirmauja Rudolfas. Miesto šventė būna įspūdinga iš tikrųjų, kai būna svečių iš užsienio liaudės, tas visas tradicijas, kai būna joninės, jeigu daromosios. Poezijos pavasaris, ane Ugnė? vasaros atidarimas, uždarimas, anksčiau buvo diplome, šventės kurios padaro savivaldybė. Vietos paplūdimys, kad reikia sutvarkyti. Žuvėdavo tvarko. Tai bus labai gražu čia. Kernavė. O renginiai? O renginiai Joninės ir Mindauginės tos amatų dienos. Sulaukė 17 metų. Buvo čia gal dar kažkokiais 90 metais, kaip darė Joninės vačiavas. Tai buvo linksmiausia. O dabar Širvintuose Joninių nedaro. Kernavė. Į Kernavę, kas ne kiekvienas gali nuvažiuoti. Tai galėtų daryti ir Širvintuose Joninės. Marytė, tas tiltas. Nepersunkus klausimai. Nežinau. Atsakymą priimenu, duodame 3 taškus. Jo. Ir namo stogas. O renginiai? Visas miesto šventės. O jaunimo renginiai kaip būna? Kaip irgi. Ir dar vienas. Nu, tai mes su žmona, va jau 28 metai dalyvaujam šokių kolektyve. Viesų Lato yra, girdėjot. Taip, girdėjom. Na, va, tai įspūdingiausi visokie renginiai būna konkursai. Būna, va, praeitais metais dalyvavom dainų šventė, buvo Kaune šokių diena, tai įspūdingi renginiai. Šiaip būna susitikimai su, pavyzdžiui, šiemet Širvintuose buvo Liks paskui 3 fizinės užduotis ir pasidaro patys sunkiausios. Dabar komanda turi sulankstyti po lėktuvėlį. Reikės mesti kuo toliau. Kuri komanda numesta, gaus 5 taškus, antras lėktuvėlis. Įspūdingiausi tokie kultūriniai renginiai. Taip, 2 lėktuvėlis. Surišti su šokiais.